Gyti, šiandien pirmosios tavo varžybos Daumantų komandoje. Gal trumpai, kaip sekėsi tau asmeniškai? Asmeniškai. Po ilgos pertraukos grįžau į Angliją, tai kitas klimatas normaliai iš tikrųjų. Svarbu laimėjom. O ką žinau asmeniškai, tai čia svarbu laimėjom, kaip sakiau. Kaip komanda, tiesiog ar patinka, ar gal dar nespėjai apsiprasti joje? Asmeniškai tai atvažiavau, prisijungiau prie Daumantų, kad palaikyti formą, nes šiuo metu laukiu pasiūlymų iš kažkur kitų šalių, nes kaip žinot, išvykau iš Lietuvos pirmo diviziono ir palaikau fizinę formą. Tai gal trumpai galėtum supažindinti save su visais žiūrovais, kur Lietuvoje žaidėjai? Žaidžiau Panevėžio Techase, LKL ir tiesiog Lietuva patys žino, kas ten vyksta. Dabar, kaip sakau, atviras pasiūlymam užsienio klubam. Tai Anglija tavo trumpa stotelė ir Daumantuose neketini užsilikti. Padėt, taip. Tikėkimės, biškį pergalių įnešim Daumantų komandai. Ko pritrūko? Vėl eilinį kartą jėgos? Jėgos. Aš manau, žmonių pritrūko. Dar vienas kelienys susižaidė, paskui susižaidė vienintelis gynėjas, toks rimtas. Sunku buvo, kvapo trūksta. Kas negali, kas dirba, kas vėl kur. Porų žmonių pritrūko. Ar Prienų komandoje nuotaikos vis dėlto išlieka geros, nors ir nuolatos pralaimėjimo, tačiau... Pasilgom jau pergalių skonio tikrai, seniai laimėjom. Pats asmeniškai pasijungiau tik antruose dar varžybose prie komandos, bet nuotaikos neblogos. Mes visi pažįstami senų laikų, tai kolektyvas geras. Tiek tai tikėjomės pergalį šiandien, siekėmės, bet pritrūko kvapo. Pats sakai, neseniai prisijungi prie komandos. Ar dar bus daugiau pastiprinimo? Gal žadamas dar didesnis pastiprinimas? Kad pakol kas nenusimato, man atrodo. Ieškojom žaidėjų, bet koncentruojamės prieniečius. Prieniečių nėra, bandėme ieškoti kažko kito, bet pagrindė visi žaidėjai paimti jau. Rimti žaidėjai paimti visuose komandose žaidžia. Taip, kad rimti nelabai yra ką. Nebent ieškoti užsieniečių, kaip sakoma. Bet ko neįmat? Bet ko neįmat. Mes kažkaip, kai pradėjom nuo pirmo sezono, visada žaidėm vien prieniečiai. Ir dabar taip pat žaidžiam vien prieniečiai ir likom visi. Mums būtinai čia reikėtų vieno aukšto žmogaus po krepšio. Būtų žymiai lengviau visiems. Nes jeigu paleidžiam žaidėją po krepšį, niekas nepasitinka viskas. Ką padarysi? Tai visuomet laukiamas aukštas, protingas, geras žaidėjas Prienų komandoje. Taip, visada laukiamas. Gali skambinti mūsų vadybininkui, reikia aukšto, protingo žmogaus.